Euronics, europiečių verta technika, pristato. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Radio castingas. Sveiki, brangus Kauno fono klausytojai, su jumis sveikina naujasis radio castingo dalyvis Rimas Kalinauskas. Horoskopai, ožiaragis. Iš galvos, kokį gerą kaip savo, ne? Ožiaragi, šiandien jums laiminga diena, tiesiog siekite, tobulėkite ir jūs tikrai pasieksite, ko jūs norite. Dabar pasakėlį. Buvo vienas stiprus sūnus, kuris pajėgė ąžuolą iš šaknų išrauti. Sulygo jis pas poną tarnauti už vieną plauką. Kadangi jis labai daug ėdė, tai ponas norėdamas nuo jo nusikratyti, siuntė jį malūnan, kad jį velniai nužudytų. Toliaugi anekdotas. Mažas berniukas nupiešė gražią saulę ir sako: Tėti, kokią aš gražią saulę nupiešiau. Tėtis atsako: kokia čia saulė, čia nuoga moteris. O ką nešildo? Gerai, tai dabar turime poeziją. Žmogus širdis tokia švelni, tokia šilta, kartu didi, ir pykčių jį nepatraukli. Žmogaus širdis tarsi ugnis, joje sutelpa tiek skausmas, meilė, tiek viltis. Check it out now, parepuot, jau. Nežiūrėk taip liūdnai į akis, ką darau negerai, padžinai, nesakyk. Tik pilniau ir svaigiau mano taurę pripilk, ir stipriau ir karščiau tu mane apkabink. Jei, motherfuckers in the house. Reklamėlėje. Euronics valosi sandėlius. Šiuo metu A+ klasės 1200 apsukų per minutę skalbyklė Samsung kainuoja 999 litus. Euronics, europiečio verta technika. Antipirst Pro. Kaip jisai veikia ir kuo jisai yra naudingas žmogui? Išleistas naujas preparatas Antipirst Pro. Jisai veikia 24 valandas. Jeigu jį naudosit, niekad nebesdėsit. Reiks man nusipirkti, nes kažkaip tavo laida. Jeigu gautum darbą dabar eterį, įsivaizduok ir sako, daryk, ką nori. Sveiki, gyvi, eteryje pati linksmiausia laida. Šioje laidoje rubrikos eterio klausykla be rūbų ir personažai. Aš Pamela Anderson. Aš Mauglys. Klausykit ir nenusivilsit. Ar įmanoma radio pornografija? Įmanoma, tiesiog reikia įtaigiai parodyti balsu tą pornografiją, kad žmonės užsinorėtų tos tikros pornografijos. Aišku. Seksas per radiją. Radio detektyvai. Eterė laida Radio detektyvai. Pavogtas Kauno fono muzikos redaktoriaus telefonas. Ir mes jį ieškosim, pasitelkę visas galimybės tiek savo, tiek teisėsaugos institucijų. Viskas įmanoma. Kaip pasala. Radio pasala radio detektyvuose. Taip. Kauno Santuokoje bus renginys Nusirenk 2011. Nepabijokit, nusirenkit, išlaisvinkit save. Visiems puikiai pažįstamas yra toks vaisius bananas. Bananą galima panaudoti tiek mene, tiek galima panaudoti ir meilės žaidimuose, tik reikia žinoti, kur jį kišti. Visiems Kauno fono klausytojams artėjančios vasaros proga linkiu. Gyvenimas tarsi šachmatų lenta, ant kurio žaidžiama ne viena partija. Vienos iš jų laimimos, o kitos ne. Tačiau niekad nelaimima ir nepralaimima iš karto ir niekad galutinai linkiu laimėti. Kauno fonas.